Sveiki, sveiki, visi įsijungė šį vlogą, tai ką su naujais metais. Tai jo, nauji metai, naujas, kaip pasakyti, lapas ir nežinau, man visada tie nauji metai kažkaip su tokia baime ateina. Su tokia baime, su nerimu. Atrodo, kas tiesiog eilinės paprastos dienos, mėnesiai ir taip toliau, bet atrodo vis tiek kažkaip būtent tas tarpas tų metų kažkaip kitaip man jaučiasi. Ta visa pradžia man yra tokia truputį, nežinau, kažkokios baimės visada turiu. Bet jo, manau, kad viskas bus gerai, šie metai irgi bus geri, gal daugiau pakeliauti, nes pernai keliavom tik vieną kartą, man atrodo. Aišku, reikia kamerą susitvarkyti, pagrindą šių metų gal tikslas būtų nuvežti. Tai greičiausiai vešiu vėl ten pat, kur sakiau, kad ne, tiek nelauksiu ten viso mėnesio, bet teks vežti ten, nes daugiau nelabai kur čia kas tvarko. Niukai. Mano kiškis. Biškis sloguoja. Susirgo prieš naujus metus. Slogia šiek tiek, bet aš pasakoju. Šiek tiek mitybą bandau keisti, bet ne nuo sausio 1, o nuo 31 pradėjau gruodžio. Tai žiūrėsiu, kaip seksis čia man tas visa mityba. Šiek tiek reikia gal kalorijas paskaičiuoti. Ir žiūrėsiu, kaip seksis, jeigu ką aš vėliau pasakysiu, pagal ką laikausi, kokį appsą ar ką naudoju. Aš ką tik išbandžiau, nes filmavau Instagramui Reelsą, šitą šampūną iš Moroccan Oil ir jis yra sausas šampūnas skirtas šviesiems tonams, tai yra blondinėms ir yra dar tamsiems tonams. Jį bandžiau vien dėl to, kad man viena draugė rekomendavo ir sakė, kad jisai pašviesina plaukus blondiniškus, padažo. Jo, žinokit, tikrai padažo, kaip čia pasakyti, padengia tokiam šviesesnė spalva, tuos, sakykime, geltonus tonus, atspalvius, bet žinokit, kaip padarė tokius purius, tiesiog tokie labai lankstus, švelnus, purus, net nemoku, žodžiu, džiaugiuosi, iš tikrųjų labai tokie, labai daug plaukų padarė, nors galvoju, reikėtų plauti šiandien, bet galvoju, išbandysiu kaip tik šitą šampūną ir iš tikrųjų pašviesina šitas vietas, ataugusius plaukus ir plus suteikia tokio švaresnio tono tiems jau šiek tiek, pageltusiems plaukams, kadangi vis tiek jie šiek tiek nusiplauna tą spalvą šviesi iš pakirpyklos, bet labai gerai pašviesina ir sakau, to tokio purumo, lengvumo, nežinau, tiesiog labai patiko šitas šampūnas. Pirmą kartą bandžiau ir žinokit, manau, kad viskas. Daugiau nebenaudosiu kito šampūno, tik šitą. Ruošiamės važiuoti į Vilniaus botanikos sodą, kur esu vasarą buvusi jau kelis kartus, kadangi dabar žiemos metu vyksta tas šviesų festivalis. Ne festivalis, tiesiog Lumi parkas, ten kur visokios šviečiančios figūros ir turėtų labai gražiai viskas atrodyti, ypač kai yra tiek prisnigę ir truputėlį dar sninga net. Tai ruošiuosi kakavos, nors ten yra restoranas, bet tikrai neįsim, tiesiog fainai kakavos bus atsigerti, pataisysiu ir labai laukiu iš tikrųjų. Aš išlaukiau, kada bus sniego, nors nes ten senai jau yra atsidaręs tas Lumi parkas nuo lapkričio, man atrodo, mėnesio. Bet be sniego netaip gražiai atrodo. Tai su sniegu turėtų būti gražiau. Tai pasitaisom kakavos ir važiuojam.
važiavomės iš to Lumina parko. Ir žmonių, žinot, kiek buvo daug, va tiek, net nesitikėjau, galvom, būsim tik keli, net nebuvo mašinos, kur pasistatyti, žiauriai daug žmonių, nu, šeštadienio vakaras, daug sniego, gražu, ką veikti, bet šiaip tai, wow, tikrai labai daug žmonių. Ir man irgi patiko šitas parkas, labai. Toks, aš apskritai mėgstu, toks esu miškų žmogus. Ypač dar apsnigę visur to sniego, taip daug visus tos ten pušys, tie visi medžiai, jau vien tokia paslaptis, tokia faina. Ir apšvietimai, tai visi dekoracijos, instaliacijos, tos visos. Nu, labai pasijutau, žinokit, kaip mažas vaikas, kokia pasakos, tikrai labai buvo faina. Aišku, nelabai didelė ten teritorija, nes pas botanikos parkas, tas sodas yra labai didžiulis. Ten dalis to parko papuošta, bet tikrai įspūdingai. Ta prasme, tie visi apšvietimai, muzika, nu, kiekvienoje vietoje, nes ten buvo laiko Odisėjai tema. Tai ten tokiais laikmečiais buvo, tai labai įdomu buvo. Aišku, šiaip brangoka. Suaugusiam bilietas kainavo 15,90. Vaikui, man atrodo, iki 4 metų nekainuoja. Žodžiu, labai rekomenduoju nuvažiuoti, jeigu dar bus. Aišku, kaip matys šitą video, tikiuosi, kad dar bus, nes vis tiek ir sniego yra. Gal dar bus sniego? Ką tik pasidariau tokį katilą salotų. Šitas salotas aš paskutinį kartą dariau Danijoje, net neatsimenu prieš kiek metų. Ir dabar, kai buvau pas tėvų šventėms grįžus, kažkaip prisimenu būtent šitas salotas. Tai žinokit, dabar grįžau ir galvoju, pasidarysiu, aš noriu šitų salotų. Čia mišrainės salotos, aš nežinau kaip pavadinti jas, bet jos vadinasi kopūstų mišrainiai žiemai. Deja, žiemos jos neištempė. Mes šitą katilą suvalgysim gal per 2-3 kartus. Tiesiog sudėsiu į stiklainius, o stiklainis vienu kartu dingsta. Nu, tas pusė litro stiklainiukas. O čia dedasi šviežios kopūstės, paprika, svogūnai ir morkų. Ir aišku, tas, kaip čia, užpilas, tiesiog aliejus, druska, actas ir cukrus. Toks saldžiarūgštis gaunasi. Aišku, reikia ilgai taip gerai praminkyti rankom, kad viskas susimaišytų, sultis dar savo išsispaustų, suminkštėtų. Ėjau pasimti porą siuntinių. Ir visą kelią galvojau, ką aš čia užsisakiau. Vieną siuntinį tikrai žinau, ką užsisakiau, ką pirkau, bet kito, nu, visiškai neįmanoma buvo identifikuoti ir atgaminti, ką aš ten tiesiog kažkada užsakiau. Nu, realiai prieš kelias dienas. Tai greičiausiai buvo viskas ekspromtu, dažniausiai pas manęs viskas ekspromtu, kada aš tiesiog pamiršau, ką nusipirkau. Tiesiog, grinai galvoju, kažkas buvo ekspromtus, taigi pirkau ir viskas ir pamiršau. Tai gerai, čia man atrodo yra būna labai lengvi. Gal nuo šito pradėsiu. Nu čia ir galvojau. Čia, nu irgi užmačiau Instagram'e, šitas balinimo juostelės dantų. Esu bandžiusi, man atrodo, porą kartų dviejų tiekėjų, kaip pasakyti, dviejų gamintojų. Juostelės, pirmasis, kurį esu bandžiusi ten prieš 100 metų, tikrai nieko nepajutau, nepamačiau visiškai jokio efekto. Kitas bandžiau, man šiaip patiko, balinimas iš karto būdavo po pirmo, to panaudojimo po pirmos juostelės. Žodžiu, išbalindavo tokiais baltais plėmais tiesiog. Kažkaip taip... Nu, matydavosi, kad išbalo, bet ne visas dantis. Ar blogai naudoju, ar ne taip kažkaip naudoju, nežinau. Aišku, jas reikia naudoti bent jau savaitę minimum kiekvieną dieną. Aš ten naudodavau šiaip, tiesiog kaip prisimindavau. Tai va čia yra iš Smile violetinis. Ir čia, man atrodo, yra 14 aplikacijų, tai 2 savaitėm. Nu, įdomu bus pabandyti. Bet aš manau, Instagram'e tą padarysiu pirmos apžvalgos, kaip ten viskas atrodys. Na ir gerai, tas mystery užsakymas, pirkinys. Ai, perskaičiau pavadinimą, atsiminiau. Nusipirkau tokį
iš Oda Pro lūpų, kaip čia, lūpų balzamas. Greito poveikio atkuriamasis lūpų balzamas. Irgi buvo reklama, greitai pamačiau, galvoju, okei, pabandysiu. Ai, baltas. Man jis atrodė, kad bus toks, nu dabar šaltas šiek tiek yra. Galvojau, kad jisai bus švelniai rausvas, kadangi čia ta dėžutė. Nu, pradžioje jaučiasi visai neblogai, nes kiti, pažiūrėjau, vazelinai ar tokie vat kažkokie tepami yra arba per daug skysti, arba labai kieti. Ir tik kai užsitepia ant lūpų, tiesiog jos jaučiasi ant viršaus užteptas, o neįsigeria į lūpų odą. Bet čia kažkaip jaučiasi, atrodo viskas normaliai. Panašiai kaip mano tas Eucerinas. Nu gal ir nieko. Buvo dar jam akcija, man atrodo 7 eurų šiek tiek kainavo, tai tokie pirkiniai. Pagaliau atsiminiau, ką užsakiau. Galvoju, reikia viskas nupuošti jų eglutę. Nu, bet dar laikiau, kažkaip norėsiu tokios šventinės gal nuotaikos. Dabar kaip tik ir sniego atrodo, yra dar galėtų jinai stovėti. Nu, bet pažiūrėkit. Vargšė ta mano eglutė, aišku, per kamerą nesimato, bet jinai jau nutampyta, nudeformuota, žaislo pačioj nebėra. Va žaislai visi kur. Ir taip kiekvieną dieną skraido, laksto čia ant grindų, tie visi žaisliukai. Žodžiu, nu iš tas eglutės man jau tiesiog gaila. Ir gaila ir atsibodo tiesiog, ją pastoviai čia kažką tvarkyti. Galvoju, viskas nupuošiu šiandien ir bus rami galva. Nuo stalo šiaip jau nusėmiau tą eglišakį seniai, man atrodo. Ir va čia tą vainiką nuėmiau. Bet tiesiog norės dar kažką palikti tokio šventinio. Tai pasidariau tokį dekoraciją, bet prie jos irgi tą jūs mėgsta prieiti ir padekoruoti pats savo. Na, bet tiesiog kažkaip dar tokios vis tiek šventinės nuotaikos priduoda. Vakariniai šiandien bus kiaulienos tokie kepsneliai, va tokiam padaže burbuliuojančiam. Tai čia špinatai, česnakas, pievagrybiai, grietinėlė, pomidorų padažų šiek tiek apkepiau viską, va dabar šiek tiek truškinasi. Šiaip šitą receptą radau, kas naudojat Lidlo programėlę. Tai ten yra tikrai labai daug skanių ir gerų receptų, greitai padaromų, tokių ne visiškai neįmantrių, bet skaniai atrodančių. Tai vat pirmas toks patiekalas iš Lidlo programėlės, tikiuosi bus skanus, nu bent jau atrodo skaniai. Putyti šalta ir nusisvarkyti nagų. Tiesiog galvoju, eisiu. Nevažiuosiu, nes važiuojant atstumo atžvilgiu ilgesnis kelias gaunasi su automobiliu. Ėjimo atžvilgiu daug greičiau kiemais ir ateini, o automobilį kol pasišildyčiau. Ir šiaip važiuoti reikia ten vingiais. Galvoju, einu pasivaikščioti. Nors lauke -13, saulė šviečia, jau čia dušas nubėgęs. Bet gerai pasivaikščioti. Truputį pašalt nosį, bet jau nebetoli, čia keli metrai dar. Ką tik parėjau, šiek tiek nušalusi tokia, pirštus šiek tiek pašalau, nes jau dar pasiimti siuntinio, kuris, man atrodo, jau nuo penktadienio guli paštomate, nu tai 2-3 dienos. Tai iš Skin Lovers ir aš dabar galvoju, ar čia nebus viskas sušalę, visi kremai. Na, čia yra kaukė viena, tepama ir kremas. Pasižiūrim, kokia čia situacija. O gal tai kukurūzai apsaugojo. Tikiuosi nebus susprogę. Čia šitas Cica SOS mano kremas. Labas. Oi. Na ne, atrodo normaliai viskas. Toks jausmas, kad tu atrodo. Na ne. Nu jau, sušalęs. Na tikiuosi savybėms nepakenkė. Tada dar pažiūrim šitą kaukę. Beje, šitą kaukę aš esu kažkada naudojusi. Pradėjau dirbti su prekiniu ženklu šitos Skin Lovers. Bet man šitą kaukę nelabai patiko, kadangi būdavo labai sunku ją nusimti nuo veido, nusiplauti nuo veido, nes jinai tokia
kaip riebi, tokia kaip guminė palikdavo. O dabar jie pakeitė formulę pačią tą visą, kad būtų lengviau nusimti ir dar kažkokiais vitaminais papildė. Gerai, pažiūrėsiu, kas šitą kaukę. Aišku, kad bus sušalusi laukia. Toks minusas. Logiškai, kad bus sušalę. Ai, ne, kaukė normaliai. Tik kad neapsitaškyčiau. Jo, kaukė normaliai. Ir šiaip matosi, yra šiek tiek pasikeitus tekstūra. Jo tekstūra yra šiek tiek kitokesnė. Ir spalva netgi kitokesnė. Tai kaukė neužšalo ir tikiuosi nepakenkė tą šaltį šitiem visiem ingredientam. Nu, aš ką duodos, tai namuose, tai pieškom, tai mašino jau. Tai žodžiu, važiuoju iki kirpėjos, pas kurią paskutinį kartą dažiaus plaukus. Bet važiuoju ne dažytis plaukų, o tiesiog konsultacijai, nes paskutiniu metu vis kilo tokios mintis, kad aš noriu full blondo. Tai prasme, pilną blondą, nes tikrai daug metų aš nešiodavau visiškai pilnai dažytus blondiniškus plaukus, ir pati dažydavausi. Ir kažkaip galvoju, gražu man tas rogavimas, gražus tas žaidimas, kaip pasakyti, tų srogelių, ta tokia tekstūra atsiranda, nei kad būna visas blondinas plaukas. Bet kažkaip man trūksta, vis trūksta man to šviesumo, trūksta man to blondo, aišku, čia spalva, viskas tvarkoja yra, bet labiausiai tai viršus galvis krenta, ar ne, į galvą, į akis. Ir jis yra toks, kaip pasakyti, atauga, ne to, kad greitai, bet vis tiek, čia vidus, pavyzdžiui, kai atauga, o čia, kad viršų yra nudažyta, persimuša tas toks tamsumas, nebėra to tokio gražaus blondo. Ir galvoju, važiuoju pasikonsultuoti, nes yra tokia paslauga, kadangi jinai yra stilistė. Tiesiog pas ją pasikonsultuoti, ką daryti. Ar man apsimoka dažyti pilnai blondą, ar kažką jinai man pasiūlys, tiesiog kažkokį srogavimą kitokį. Aš esu, man atrodo, vieną kartą dažiusi Danijoje. Priekį kažkaip padarydavo, tokias grinai baltas srogelės tokias. Tai vis tiek atsirasdavo tas toks įrėminimas, kaip pasakyti, tas toks šviesumas. Ir nežinau, aš sakysiu, gal irgi kažkaip taip ar galima dažyti, ar viršui kažkokį visiškai blondą, nežinau, žodžiu, ką jinai man patars, ką jinai pasakys. Aišku, nenorėčiau dažyti grinai pilno blondo, nes, kaip pasakyti, plaukai yra sveiki, atauga jau kažkiek, sakykime, ir vėl jos pilnai nudažyti. Nors man niekada nebūdavo pavargę, kai aš pati dažydavau, sakykime, tos plaukus, nes vis tiek dažydavau šaknis. Bet kažkaip norisi netgi jau ir to tokio, kaip būna, išsiplauni galvą ir vis tiek, pavyzdžiui, vakar išsiploviau vakare galvą, šiandien vis tiek plaukai tokie atrodo jau kaip 2 dienų, nes to tokio riebalo daugiau išsiskiria, kadangi plaukas yra ataugęs, jis yra sveikesnis ir jis automatiškai yra toks labiau prilipęs. Tai galvoju, gal jeigu dažyčiau blondą arba kažkaip kitaip, nežinau, kaip man patars, gal šiek tiek šita vieta būtų, kaip pasakyti, tūrio tokio turėtų, pasikeltų nuo to šaknų, nes mane nervina tas toks prilipimas, o aš, pavyzdžiui, taip nešiuoti kažkaip, man netinka, nežinau, tas toks. Ir šiaip, jeigu esi palaidais plaukais, pastoviai perbrauki, tai ir tiek, tai reikia, jau vakare tau būna surebaluoja viską. Tai va, žiūrėsiu, ką jinai man patars. Gražu tas rogavimas, viskas tvarkoja, aš suprantu, aš matau, kad man tinka tas rogavimas ir tas dažymas būna toks retesnis, nes jeigu dažytum pilną blondą, tai jau kas mėnesį turėtum dažytis, nes vis tiek atauga negražiai. O čia yra specialusis toks dažymas, kad ten vos ne pusmetis, vieną kartą pusmetį užtenka dažytis. Bet jau, pažiūrėsim, ką pasakys, pažiūrėsim, ką jinai man pasiūlys ir tiesiog reikia konsultantų man pagalbos. Vlogo pabaigai užsidėjau kaukę. Šitą kaukę užsidėjau ir vakar naudoju, ir šiandien naudoju, vien dėl to, kad labai daug drėgmės duoda. Iš tikrųjų atpalaiduoja tiesiog visą odą, nes aš nežinau, ar čia tik man vienai, bet kaip prisidėjo, tai visi šalčiai, oda veido ypač jožiasi, tokia išdžiūvus, tokia sausa, ką norite, taip, kad atrodo, sugeria kaip tualetinis popierius, tiesiog staigiai viską. Čia, aišku, tie šaltis laukia, sausas oras ir šiluma viduje, tikrai manau, kad čia nuo to mano odai, taip, nežinau. Tai va šitą kaukę taip labai gerai drėkina, tai va taip tiesiog sėdžiu ir galiu normaliai kvėpuoti, tiesiog atpalaiduoju, oda nėra taip įsitempusi. Tai vakar bandžiau nusiplauti, visai, pasakyčiau, gerai nusiplauna. Nors aš visada kaukės tokias naudoju nuplauti, tokia, kaip čia, šluostė, nešluostės, tiesiog tos tokios, kur yra
Šluostės makiažui nusivalyti, aš jas naudoju vat kaukiams nuplauti, nes labai lengva su jom nuplauti. Tai negaliu pasakyti tiksliai, jeigu taip prausiant dar lengvai nusipraus, bet šiandien pabandysiu be to šluostės nusiplauti, tai tiesiog bandysiu su rankom nusiprausti ir tiksliai pasakysiu tada, ar nusiplauna lengviau. Ir dar noriu pasakyti dėl savo kameros. Pridaviau aš ją jau, man atrodo nesakiau, kad pridaviau, tai pridaviau ir beveik savaitę laukiau žinių, nes turėjo pranešti arba tą pačią dieną, arba kitą dieną dėl tos pirminės vadinamos analizės išvados. Nu, žodžiu, jie ten patikrino ir pasako, kame problemos, kiek reikės mokėti ir taip toliau. Tai beveik savaitę laukiau ir šiandien gavau žinutę ir, žodžiu, kainuos remontas 124 eurai, plus 5 eurai va ta patikra, nu, tai grubiai 130 eurų kainuoja. Brangiai, bet to ką daryt, nes kamera kainuoja virš 600 nauja. Jeigu parduoti, nu ten už pusę kainos, nežinau, šiaip jinai gera viskas filmuoja, bet sakau, man, kai įsikelia video, nu tokiai susilieja kažkokie. Ir kad parduoti ten už pusę kainos, kažkas gal kažkada nupirks, bet man kameros reikia, man reikia filmuoti ir aš negaliu tiek ilgai laukti. O žinot, man su telefonu nepatinka filmuoti, tai nu, iš bėdos turiu filmuoti su kažkuo, nes tai iš bėdos ir filmuoju su telefonu. Bet šiaip, kaip sakau, parduoti, nu, nesinori, nes vis tiek man reikės kitą kamerą pirkti, o kokią nors kitą alternatyvą tai kamerai aš nieko nematau, nes jinai man patinka, jinai gerai filmuoja, jinai yra kompaktiška, nu, nežinau, tik tai baterija labai trumpai laiko, bet šiaip man patinka ta kamera ir nenorėčiau keisti, nes aš jau prie jos pripratau, tai kaip ir pasirinkimo neturėjau, tiesiog, nu, sutikau, o ką darysi, bet to reikės laukti nuo 5 iki 8 savaičių. Tai va, teks mane matyti dabar filmuotą medžiagą su telefonu. Ir va, ką tik dabar išlindo problema telefono, kodėl nefilmuoju, nes netelpa man video. Aš tiek visko turiu, o šitas telefonas turi tik tai 128 gigus atminties. Tai, žodžiu, man netilptų niekaip medžiaga filmuota, nes aš filmuoju daug, ilgus video, nu, ilgus tos kadrus ir kad reikėtų man ten pastoviai karpyti, ištrinti, tai, žodžiu, su telefonu yra vargas filmuoti. Tai va tik noriu pasakyti, tikiuosi neišsijungs man, neparašys, kad atmintis pilna. Žodžiu, noriu atsisveikti šitam vlogį. Ačiū, kad žiūrėjot. Beje, dėl plaukų, tai suderinom, ką darysim su plaukais, tai kitame vlogė pamatysit. O dabar ačiū, kad žiūrėjot šitą vlogą. Ate.